Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Šiandien antradienis, kovo 21 diena. Kaip ir kiekvieną vakarą, kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti žinias. Kretingos maisto atsakas į skundą. Darbo netenka virtuvės darbuotojai. Achemos žuvusiųjų darbuotojų pagerbimas. Jonavoje minima Raudonos nosies diena. Po vakar įvykusio pasitarimo dėl Kretingos maisto teikiamų paslaugų kokybės bei gauto tėvų skundo šiandien Kretingos maisto atstovai atvyko į Jonavą išspręsti susiklosčiusią situaciją. Po šio vizito atsakingi valgyklos darbuotojai netenka darbo. Priminsime žiūrovams, kad kovo 20 dieną pasitarimo savivaldybėje metu Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos sveikatos mokymų specialistė Janina Budrienė teigia, kad daugelį Jonavos rajono mokyklų valgyklose rasta pažeidimų – mažas kaloringumas, energinio efektyvumo netitikimas. Specialistės nuomonė toks vaizdas, kad mokyklose įstaigos Kretingos maistas gaminami patiekalai ruošiami iš to, kas lieka, o virėjos nežino, kas yra maisto energinis efektyvumas. Specialistė Janina Budrienė kelia klausimą, ar čia žaliavų trūkumas, ar virėjų sąžiningumo klausimas. Anot specialistės, situacija mokyklų valgyklose, kalbant apie nemokamą mokinių maitinimą, yra katastrofiška ir situacija kasmet negerėja, o blogėja. Antra vertus, į šį pasitarimą nebuvo kviečiami nei žiniasklaidos, nei įmonės Kretingos maistas atstovai, kuriems nebuvo suteikta teisė apsiginti. Šiandien kovo 21 dieną į Jonavą iš Kretingos atvyko minėtos įmonės atstovai. Anot Kretingos maisto vykdančiosios direktorės Živilės Knavikienės, įmonės atstovai norėtų dalyvauti pasitarimuose, tačiau jų niekas nekviečia. Tiesiog nebuvome pakviesti, bet mes su malonumu iš tikrųjų sudalyvautumėme ir ateityje, jeigu vyktų pasitarimai, ar ne, ar tai savivaldybėje, ar mokykloje, ar kitose instancijose, mes tiesiog netgi prašytumėme būti pakviesti ir juose sudalyvauti. Todėl, kad tokiuose patarimuose mes vėlgi turime išgirsti ir visas nuomonės, ar ne, visas pozicijas ir tiesiog turėti galimybę išklausius jas pagrįsti atstovėti. Bet aš kaip suprantu, vis tiek turi vykti komunikacija ir su savivaldybė, ir su mokyklomis. Tai niekas jums jokio kvietimo, jokio pranešimo niekas nesiunčia. Šiuo konkrečiu atveju mes negavome. Gal tai buvo uždaras susitikimas, bet mes konkrečiai negavome. Šiaip iš tikrųjų mes betarpiškai bendradarbiaujame su visomis mokyklomis, su mokyklų direktoriais. Mūsų įmonės politika tokia, kad kiekvienas rajonas turi skyriaus direktorių. Ir Jonava neišimtis, jinai turi skyriaus direktorę. Ir skyriaus direktorė tikrai glaudžiai bendradarbiauja ir jeigu reikia sprendžia problemas, taip pat pasidžiaugia kartu su mokyklos direktoriais, su mokyklos bendruomenė. Kretingos maisto atstovų vizitas į Jonavą neatsitiktinis ir ne vien dėl įvykusio pasitarimo Jonavos rajono savivaldybėje. Jonavos maisto ir veterinarijos tarnyba, Jonavos visuomenės sveikatos biuras, Jonavos pradinė mokykla ir Kretingos maistas gavo Jonavos pradinės mokyklos mokinės tėvų skundą, kuriame teigiama, kad minėtos mokyklos virėjos galimai nesąžiningai skaičiuoja grąžą, o kai vaikas bando suskaičiuoti grąžą prie jų, valgyklos darbuotojas vaiką pradeda įžeidinėti. Taip pat tėvų skunde minima situacija ir dėl kainų neatitikimo. Elektroninėje erdvėje, pasak tėvų, nurodoma kita kaina nei yra iškabinta mokyklos valgiaraštyje. Pateiktame skunde atkreiptas dėmesys, kad Jonavos pradinėje mokykloje dažnai neveikia elektroninė sistema, kur vaikai gali patogiai už maistą susimokėti elektroniniu mokinio pažymėjimu ar išmaniąja apyranke. Jeigu neklystu, tai šiandien atvykot iš Kretingos. Taip. Tai kaip sužinojote apie šią situaciją, kad teko netgi šiandien atvykti iš tokio tolimo miesto? Visų pirmiausia, ačiū tėveliams vienos mokyklos, kurie iš tikrųjų mus ir pasikvietė arba įtakojo mūsų atvykimą su dideliu, sakykime, tokiu galbūt nemaloniu skundu, bet tuo pačiu, kaip ir galiu paminėti, kad skundas mums dovana, nes mes iš to galime padaryti išvadas ir mes galime priimti tam tikrus reikiamus sprendimus ir spręsti susiklosčiusią situaciją. Na, o keliamas savivaldybėje klausimas dėl virėjų nesąžiningumo. Ką jūs šiuo klausimu darysite arba jau darote? Šiuo metu jau yra vykdomas procesas, vidinis procesas, tai nėra išorės, tai yra vidinis procesas ir po susitikimo su jumis, kadangi esu direktorė, vykstame į šitą objektą susitikimui konkrečiai su atsakingu darbuotoju, kuris turės prisijimti atsakomybę.
Mūsų turimais duomenimis atsakingas darbuotojas, tai yra Jonavos pradinės mokyklos virėja, bus atleista iš darbo. Tuo pačiu primenama visų mokyklų vaikų tėvams, kad valgiaraščio virėjos savo nuožiūrą keisti negali. Valgiaraštį koreguoti tušinuku galima tik išskirtiniais atvejais. Virėjos neturi tokių įgaliojimų, kad galėtų keisti valgiaraštį. Valgiaraštis visų pirmiausia yra didelis procesas ir ilgas procesas, kuris prasideda nuo mokslo metų pradžios derinimo ir pirmiausia valgiaraštis yra sustatomas mūsų mitybos skyriaus. Tai yra, kur dirbantis žmonės turintys daugiau kaip 20 metų patirtį ir dietologo ligoninėje, ir visi atsakingi kiti darbuotojai. Tada tas valgiaraštis yra perduodamas mokyklos direktoriai. Direktorė kartu, ar tai su visa bendruomenė, ar taryba, tiesiog pasižiūri, padiskutuoja, ar viskas tinka, gal yra kažkokie patiekalai, kuriuos norėtų, sakykime, ar tai pakeisti. Ir kartu jis suderintas, tokiu būdu grąžinamas į mūsų mitybos skyrių, tada yra perduodama veterinariniai tarnybai. Ir tik gavus, peržiūrėjus atitikimą iš veterinarinės tarnybos, kad valgiaraštis atitinka visus ministerijos, sakykime, ir higienos reikalavimus, tik tokiu atveju valgiaraštis patenka jau į mokyklos valgyklas ir vaikams yra gaminami patiekalai pagal jį. Tai vadinasi, tušinuku negalima nieko išbraukti, ar pataisyti kainos ar kažkokio taip. Kainos yra visos nustatytos jau, kaip ir minėjau anksčiau, ir tikrai taisyti pati virėja jinai negali, nebent tai būtų kažkoks apsirikimas. Dėl patiekalo, sakykime, atsiradimo tušinuku, jeigu būna pats įrašytas patiekalas, ar ne, tai situacija tik vienintelis atvejis, kada gali būti, sakykime, jis įrašytas, tai jeigu yra pageidavimas iš mokyklos bendruomenės ir tas patiekalas yra jau įtrauktas į valgiaraštį. Tik tuo atveju tą dieną jisai vienas gali, sakykime, vaikučiai nori būtent lietinių blynelių, o tą dieną nėra numatyta mokamame valgiaraštyje lietinių blynelių, tai tada suderinus, sakykime, tai tada tikrai mokamame valgiaraštyje gali atsirasti. Nemokamas valgiaraštis, tai čia yra visiškai kita kalba ir jis keičiamas negali būti. Atkreipiamas dėmesys, kad visas valgiaraštis su patiekalais ir kainomis turi būti iškabintas matomoje vietoje mokyklos valgykloje su atsakingų asmenų parašais ir antspaudais. Be to, mokykloje iškabintas valgiaraštis turi atitikti ir internetinėje erdvėje esantį valgiaraštį su visais patiekalais bei kainomis. Nesilaikant šių reikalavimų, atsakingo darbuotojo laukia atsakomybė. Mūsų įmonės politika yra vienareikšmiška, kad kainos turi būti matomos, jos ne tik, kad turi būti, bet jos privalo būti matomos. Kiekviena pardaviminė prekė turi savo kainą ir prie pardaviminės prekės turi būti jinai ir pažymėta. Lygiai taip pat ir su patiekalais. Patiekalų kainos visos turi būti nurodytos pagrindinėme stende, kad ir mokiniams, ir mokytojams, ir galbūt kitose mokyklose yra ir iš šalies ateinantiems, sakykime, žmonėms pavalgyti, būtų matomos. Yra galimybė, kadangi kainos yra, sakykime, atskirai kepsnys, atskirai galimybė pasirinkti, ar jūs norite bulvės, ar jūs norite bulvių košę, ar jūs norite burokėlių salotų ar kopūstų salotų, jos visos yra nurodytos atskirai. Tai galbūt jūs kai kur rasite pilno komplekso kainą, bet pilno komplekso kaina turi būti lygiai tokia pati, kaip ir sudėjus atskirų komponentų kainas. Tas pačias kainas galima rasti ir internetinėje erdvėje. Taip, kadangi dauguma mokyklų šiuo metu jau naudojasi elektroninėmis sistemomis, tai yra mūsų e-piniginė. Tai šitoje sistemoje tėveliai prisijungia, kurie yra prisiregistravę, gali matyti visas mūsų patiekalų kainas ir taip pat matyti, ką vaikai valgė tą dieną. Anksčiau minėtame tėvų skunde iškelta problema dėl atsiskaitimo grynais pinigais, galimai neteisingai apskaičiuotos grąžos, dažnai neveikiančios elektroninės atsiskaitimo sistemos. Tėvai kelia klausimą, kad galbūt sistemos veikimas nėra naudingas valgyklos darbuotojams. Pradinukus auginantis tėvai pageidauja, kad jų vaikai gautų karštą maistą bei išvengtų atsiskaitimo grynais pinigais. Tokia galimybė Jonavoje yra jau nuo to laiko, kai į mūsų miestą prieš kelis metus atkeliavo elektroniniai mokinio pažymėjimai, o šio mėnesio naujovė ir išmaniosios apyrankės. Siekiame, kad būtų labiau paplitęs šitas atsiskaitimo būdas visame pasaulyje, tai yra labiausiai paplitęs, tai mes einame irgi su tom pažangiom technologijom, o mūsų tikslas tai yra keletą tikslų. Išvengti atsiskaitimo grynųjų pinigų. Visas pasaulis eina už tai, kad vaikai maitintųsi sveikai, kad suaugę žmonės ir vaikai maitintųsi sveikiau.
kad tėveliai turėtų kontrolę, ką vaikučiai valgia. Šitą sistemą suteikia tokią galimybę. Ir dar vienas dalykas, kad tėveliai dar labiau susidomėtų šitais visais mūsų elektroniniais atsiskaitimais, suteikėme 5 procentų nuolaidą mokyklos valgykloje atsiskaitant su moksleivio pažymėjimu arba su išmaniąja apyranke. Tai pagal mūsų dizainą yra specialiai pagaminta apyrankė. Vaikučiai įsigyja su tą apyrankę, pasirinkę patiekalą, labai paprastai pridėję prie skaitytuvo ekrano, įvyksta atsiskaitimas, pardavėjai tik tai į sistemą įvedus, kokius patiekalus pasirinko vaikas. Tėveliam nereikia kas rytą krapštyti piniginės ir ieškoti tų centų, monetų. Esam šiuolaikiški, vaikai mokosi šiuolaikiško atsiskaitimo būdo, tai vis tiek vienas toks žingsnis kaip elektroninė bankininkystė, tarsi tas mokinio pažymėjimas ir ta išmanioji apyrankė yra tokia, kaip su kortelė elektroninė banko turime tėveliai, tai vaikai lygiai taip pat. Kad šitą vaikus sudominti, nežinau iš patirties, man mama sakė, kad vaikai nenori tų apyrankių, todėl, kad jau būtent aš kalbu apie tos vyresnius, gudresnius 5, 6, 7, jiem noris turėti grynųjų pinigų ir eiti į prekybos centrą, kur nors, ką nors nusipirkti, o šitoj vietoj prekybos centre atsiskaitimo nepadarysi su mūsų apyrankėm. Ir plus tėveliai matys, persisiuntę appsą, yra sukurta programėlė, kokiu laiku konkrečiai, kokią minutę, ką jų vaikai valgo. Reiškia, mama gali tiesiog sėdėdama darbo vietoj, tą pačią akimirką gauti informaciją, kad vaikas nusipirko, sakykime, čipsų nėra mokyklos valgykloje, bet nusipirko bandelę ir iš tikrųjų pavalgė šiltos ribos, šilto patiekalo. Grynųjų pinigų nėra, produktų kainos yra įvestos į sistemą, jos yra vieningos visose mokyklose, bent jau to rajono, kuriame mes teikiame paslaugas, visose mokyklose kainos yra vienodas, viskas labai paprasta. Ta prasme, sistema įvesta, tai yra aptarnaujantis kompiuteris, tos mokinio pažymėjimai, Taip, yra kompiuteris, yra skaitytuvas, vaikai turi arba mokinio pažymėjimą, arba šitą išmanę apyrankę, kurią gali nusipirkti kiekvienoje mūsų mokyklos valgykloje. Yra žaidimas, vaikai gali persisiųsti appsį, programėlę, žaisti, išlošti bandeles, išlošti tą pačią išmanėją apyrankę. Daug visko vyksta, labai kviečiam iš tikrųjų pasinaudoti visom tom galimybėm ir tėvelius, ir vaikus. Tiek mokiniai, tiek jų tėvai raginami nesitaikstyti su neteisybėmis. Jei pastebėjote mokyklos valgyklos veikloje pažeidimų ar neatitikimų, skambinkite numeriu 8-800 5 10 10. Tai nemokama kokybės telefono linija. Kaip ir šiuo atveju Kretingos maisto atstovai sureaguos į jūsų pateiktą informaciją. Aš tiesiog norėčiau galbūt visus pakviesti ir tėvelius, ir vaikus naudotis stenduose nurodytų nemokamų kokybės linijos telefono numerių. Kad viskas, kas, sakykime, yra gerai, arba galbūt kartais, kas yra negerai, mus pasiektų tiesiogiai. Telefono linijas jūs rasite absoliučiai visose objektuose, kur mes maitiname. Tai yra nemokamas telefonas, vadinasi, nereikia nei atskiros sąskaitos ir bet kada galima paskambinti, o mes gausime iš karto tikrą ir, sakykime, tuo laiku aktualią kažkokią tai problemą, kurią galėsime iš karto nedelsiant spręsti. Svarbiausia, kaip šiandien iš karto sureaguojate ir atvykstat netgi. Tikrai taip, jeigu ir ne pačios kartais ar nesakykime, bet mes turime skyriaus direktorę, kuri labai greitai reaguoja, labai šauniai tvarkosi, visi ją pažįsta ir jinai tikrai sukontaktavusi pasitarus su mumis, ta problema tikrai bus pašalinta ir išspręsta. Reikia tiesiog bendradarbiauti. Savivaldybės administracija ketino ugdymo įstaigose stiprinti vidaus kontrolę, įvardijant atsakingus asmenis. Bus dažniau organizuojami neplaniniai patikrinimai. Kartą per pusmetį Jonavos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuos savivaldybės administraciją apie atliktų patikrinimų rezultatus, o kartą per metus Jonavos rajono savivaldybės taryba. Savo ruožtų Kretingos maisto atstovai minėtų neplaninių patikrinimų nesibaimina. Bendrovės atstovų teigimu, tai leis sustiprinti vidaus kontrolę bei teikti kokybiškesnės paslaugas. Achemoje jau 28 metus iš eilės pagerbiami gamykloje žuvusieji darbuotojai.
Avarija, kai sprogus izoterminiai saugyklai išsiliejo apie 7,5 tūkstančių tonų skysto amoniako, įvyko 1989 kovo 20 apie 11 valandą. 7 žuvę, daugiau nei 50 sužeistų ir apsinuodijusių. Ši lemtinga data įstrigusi ne vieno jonaviečio atmintyje. Šios datos jau 28 metus nepamiršta ir Achemos vadovai. Šiandien yra ta diena, iš tikrųjų, skaudi diena bendrovė mūsų gamyklai, kai prieš 28 metus įvyko ta pati skaudžiausia mūsų istorija nelaimė, avarija, kurios metu, ko labiausiai ir gaila, iš tikrųjų žuvo žmonės, buvo padėtos gyvybės. Niekados, manau, tos dienos čia ne vienas iš Achemos darbuotojų, dirbusių ar dabar dirbančių tikrai nepamirš, kadangi tai gana skaudžiai mums primena ta ir simbolinė lenta, kur yra iškalti žuvusiųjų pavardės iškaltos. Iš tikrųjų, šitas įvykis leidžia mums labai susimastyti, kad tai yra chemijos pramonė, tai yra pavojinga šaka, kur daug įvairiausių yra pavojų. Aišku, laikas bėga, technologijos tobulėja ir pati gamykla modernizuojasi, vis labiau tampa patys įrengimai saugesni, pačios technologijos saugesnės, vis mažiau šiuolaikinės technologijos ir visos modernizuoti visi įrengimai duoda galimybę žmogui padaryti klaidą, bet vis tiek nenorim, mes be žmogaus įsikišimo savo gamybos neįsivaizduojam. Trąšų gamybos technologijos neįsivaizduojam, tai reiškia, kad ir vis tiek išlieka žmogaus galimybė suklysti, žmogaus galimybė truputėlį atsiniau pažiūrėti į tą sudėtingą technologiją, sudėtingą darbą ir dėl ko gali įvykti įvairiausi skausmingi įvykiai. Ką ir praeiti metai parodo, kad jau prie šiuolaikinių technologijų vis tiek žmonės pas mus atsitinka sunkus nelaimingi atsitikimai ir mirtini nelaimingi atsitikimai. Tai norėčiau iš tikrųjų tikėti, kad mes visi pasimokom iš tų svetimų klaidų ir mes visi labiau eisim į darbą žinodami, kad tai yra sudėtingos technologijos, sudėtingi procesai ir mes eidami ir dirbdami ne tik atsakingi esam už save, bet ir atsakingi esam už šalia esančius. Tai norėčiau iš tikrųjų, kad visi tylos minute pagerbtume žuvusius, ne tik šioj avarijai, bet ir visus, kurie vienaip ar kitaip žuvo mūsų gamykloje. Ačiū. Achemos saugos darbės skyriaus viršininkas Mindaugas Jančauskas dar iki šiol skaito tuometinės avarijos ataskaitas, vis dar analizuoja situaciją, kuri jokiais būdais negali pasikartoti. 89 metų avariją mes ir dabar, darydami dabar saugos ataskaitą, dar kartą perskaitėm, kokie poveikiai buvo, tas poveikis buvo iš tikro labai stiprus, mes ir daug žmonių nukentėjo, ir aplinkinės teritorijos nukentėjo kaip pat. Tai va, mes kiekvieną dieną, kaip sakyt, visos tarnybos, mes kreipiam didelį dėmesį darbų saugai, vykdydami, kaip sakoma, eilinius ir neeilinius patikrinimus. Noriu pasakyti, kad darbų sauga yra ne tik, kaip sakyt, tų visų kontroliuojančių tarnybų reikalas, bet darbų sauga visų pirma, jinai turi prasidėti ir nuo pačios, ir kažkur tai tos kontroliuojančios tarnybos, ir patys žmonės turi susitikti kažkur tai per vidurį tuo požiūriu, kad kiekvienam turi būti svarbus elementarių darbų saugos reikalavimų laikymasis,
tų instrukcijų laikymasis. Tos instrukcijos yra kaip taisyklė parašytos iš tokių sudėtingų pamokų kaip ši, iš kitų bendrovių sudėtingų pamokų. Ir jeigu mes jų laikysimės taip kaip parašyta, taip kaip nustatyta, tai tikėtina, kad šie metai ir visi kiti ateinantis metai tikrai bus geresni negu 16 ir aišku, negu patys baisiausi 1989, kai vien jau žuvo 7 žmonės. Tai vat aš palinkėčiau visiems tiesiog nepraeit pro šalį žmogaus, kuris galbūt dirba nesilaikydamasis darbų saugos, pačiam laikytis ir tada aš tikiu, kad tie laukiami pokyčiai darbų saugoje tikrai jie atsiras ir bus matomi. Tai, jog avarija nusinešė žmonių gyvybės, visiems skaudus įvykis. Šiandien dienai belieka pagerbti žuvusius darbuotojus bei stengtis mokytis iš praeities klaidų. Jonavietė prisijung prie Raudonos nosies dienos. Surinkti pinigai bus skirti Jonavos ligoninės LOR skyriaus palatos įrengimui. Raudonos nosies dieną žmonės pasipuošę raudonomis klounų nosimis eina linksminti vaikų, kad šie šypsotųsi. Visų pirma, dėmesys skiriamas sergantiems vaikams, todėl jie lankomi ir ligoninėse. Tokia diena pirmą kartą buvo suorganizuota Didžiojoje Britanijoje dar 1988 metais. Garsiausi tos šalies komikai parengė vaikams skirtą programą, sulaukusią didžiulio pasisekimo. Dabar šventė rengiama ir Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Jau ne pirmus metus viešoji įstaiga Tikėk savimi tokią akciją rengia ir Jonavoje. Šiais metais Raudonos nosies diena Jonavoje startavo kovo 18 dieną. Sveiki dar kartą visi, kurie manęs negirdėjo. Kviečiame jūs prisidėti prie nuostabios akcijos, kuri vyksta visame pasaulyje. Tai yra Raudonosios nosies akcijos. Klounų komanda linksmina vaikučius, kurie serga. Todėl kviečiame jūs prisidėti, kad vaikai šypsotųsi, kad jie nejaustų streso prieš ir po operacijos. Mes norime įsteigti naują europinio lygio LOR palatą vaikučiams. Kviečiame jūs prisidėti, jūsų menka auka gali suteikti sergančiam vaikui šypseną. Mes žinome, kad Jonavoje yra be galo daug gerų, širdingų ir dosnių žmonių. Jūsų pagalba gali pakeisti pasaulį. Galite nusifotografuoti su mūsų klounų komanda. Kviečiame jūs prisidėti. Mes renkame aukas Jonavos ligoninės vaikų skyriaus LOR palatai. Kviečiame jūs, tie, kas turite vaikučių, kas turite anūkų, kas turite brolių, sesių mažų, kviečiame jūs. Pasidalinkite šypseną su sergančiu vaiku. Padaryti stebuklą, kurio laukia mažas vaikas laukdamas operacijos, kad jis nesijaustų vienišas, apleistas ir kad būtų visuomet namų aplinkoje. Kviečiame prisidėti ir paaukoti €50 įsigiję raudoną balioną arba raudoną nosytę, kokia yra ant mano nosies. Mylieji, žinokite, jūsų geras darbas gali pavirsti didžiuliu darbu. Prisidėkite prie Raudonosios nosies akcijos, kuri vyksta visame pasaulyje šiandien. Kovo 18 diena yra pasaulinė Raudonos nosies diena. Mes dėkojame visiems, kurie jau prisidėjo. Dėkojame tiems, kurie dar prisidės. Raudonųjų klounų komanda yra be galo laiminga, kad gali padėti sergantiems ligoniukams jau ne pirmi metai. Mūsų Jonavos ligoninės vaikų skyriui. Raudonos nosies dienos akciją galite paremti įsigiję poroloninę raudoną klouno nosį, kuri tekainuoja €1,5. Surinktos lėšos bus panaudotos atnaujinti vaikų ligų skyriaus LOR palatą. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis trečiadienį.
Trečiadienio naktį bus debesuota, atkeliaus nauja nedidelio lietaus zona, tad palis daug kur. Oro temperatūra naktį nukris iki 1–6 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną slėgis kils, debesis plonės, žymesnio lietaus jau nesulauksime. Išliks nestiprus pietvakarių vėjas, oras dieną sušils iki 5–10 laipsnių šilumos. Šiandien tiek. Dėkoju Jums už dėmesį. Jūsų dėmesio tikiuosi rytoj įprastu metu. Viso geriausio.